Sveiki visi. Taigi, dar atnaujinimas su mano CV6. Taigi, atnaujinimas CV6 nėra toks jau baisingai didelis, tiesiog pradėjau daugiau dažyti, dadėti jau detalių, pradėjau dėti grotelės, kopėtėlės jau ant pačio laivo, surinkau priekinius ir galinius rėmus pakilimo tako, ar kaip jis dabar čia pavadint. Šitasai dėsis liktais va čionais, va bus va taip. Labai šiandien smagu buvo rinkti tokią struktūrą, atrodo labai gražiai, ypatingai nedažyta, bet liūdna, kad jos beveik nesimatys. Tai užsidės. Na, bet toks jau tas modeliavimas. Daug darbo ir dažnai pasislėpia. Tai va, pradėjau čia jau šiek tiek daugiau detalizacijos, jau pradėjau dėti dalykus, kurie nebesidažys, nes tik sudėjau viską, kas maždaug tos pačios spalvos yra. Taip pat, kaip sakiau, pradėjau dėti priekliukus, grotelės. Pradėjau toliau dėti ledus. Tai čia yra viena iš 3 štai tokių dalių, kur yra padaryti rėmai. Čia jau pas man viskas sulituota, išvesta į 2 laidus tiesiog. Čia jau buvo testas padarytas nusidažyti šitie polai baltai, kaip turėjo būti pagal tą laivą maždaug. Čia dadėti nauji. Dabar toks dalykas, jau kam įdomu, kaip aš čia juos išsivedu į vieną, tai viskas ganėtinai paprasta. Tai aš pradžioje, aišku, pasidariau lempytės, jas susikleivau ir laidukus prisitvirtinau šiek tiek prie viršaus. Jie čia matosi ir jie matysis, kas nėra šiaip blogai, nes jie suteikia šiek tiek tokio autentiškumo, kad vis tik eina laidai. Per tus rėmus jie gal kiek per istoriją, aišku, bet per daug aš čia tai nesigilinsiu, nes jų nelabai matysis, esmė bus, kad jie švies. Sudarys va štai tokį visai, manau, gražų vaizdą. Toliau, kiekvieną laidą sukabindavau su jas kitą lempą, ir taip palikdavau po vieną laidą. Tada čia tas pats, ir tada čia toliau sukabinau su šituo ir galiausiai, kol liko tik tais 2 laidai. Čia video apie ledus klausė, ar galima užmaitinti nuo baterijos. Taip, galima, tik, kaip pas man yra jų jau dabar tiek, tai čia yra kiek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 grubiai ledų. Tai jie tiesiog nebešviečia taip ryškiai. Aš tai parodysiu, kaip tas yra nelabai ryškiai. Čia priklausomai kokios paskirtys, bet gal ir užteks. Tai va, jie šviečia, bet nelabai ryškiai. Sakykime, jau dienos metu ant stalo, kad šviečia taip nelabai matosi. Bet jeigu aš pajungsiu nuo maitinimo, kuris atiduoda tos 3 voltus jau su gale pakankama, ir tada mes pasilyginsim, jūs pamatysite skirtumą. Krokodilai per dideli šiek tiek mano šitam. Tai o dabar mes matom, kaip jau ryškiai šviečia. Tai jau taip švies, jau, sakykime, aš tikiuosi, kad taip švies. Jau viskas, kaip bus įdėta į vidų. Matysime maždaug va taip. Dabar čia pradėjau spalvoti šios po truputį. Matau, dar ne visur teisingai uždėjau spalvytes. Spalvom naudoju aš Tamijos Orange Clear. Reikės užsidegus pasižiūrėti, kurie dar ne visai pasidengia, kad nebūtų ta balta šviesa, nes tos baltos lėdinės šviesos tuo laiku aišku nebuvo, natūraliai. Tai šitą išsispręsim. Toliau vis dar ramiai judu su štai bokšteliu. Pradėjau dėti langus. Langų komplekte nėra, jūs reikėjo dėtis pačiam. Čia šiaip su langais daug keblumo aš labai turiu, tai kol kas daug nepripasakosiu.
Nelabai džiaugiuosi aš rezultatų, aišku, jie yra, tai jau yra geriau, bet tiesiog bus sudėtinga viską daryti. Čia aš dažau viską su Amo Atom ir su jais labai lengva dažyti teptuku, tai va tokias darys aš pasitarkysiu teptuku. O dabar kalbant apie Amo Atom dažus, čia yra Ocean Blue dažai 20102. Aš su vienu buteliuku viską nusidažiau iki maždaug šio taško. Tai yra visą, kaip čia pavadinti, visą, principą visą laivą nudažiau, išskyrus denį. Šitas dalis dar šonus nudažiau. To įmesiu video apsukant aplinkui laivą. Ir man užteko tik vieno buteliuko. Super padengimas yra dažų. Aš jų iš esmės dabar nebeskėdžiu, kada nebeturiu problemų su akių atsiradimu. Skėdžiant kažkaip padaužnėja tas reikalas, jos nutraukia, nes jie gal dėl to, kad yra savaime besilyginantys dažai, gal jie tiesiog patys save bando sutampyti. Na, gali būt, nežinau, bet Amo dažai dengia super ir jūs neskėdžiant dažau su 0,3 adata. Su 0,2 reikia pasikeisti, nes biškį neprapučia. Tai va, taip labai gal trumpai rodysiu dabar, kaip sakiau, dabar jau rodau visą progresą. Čia yra šiaip nemažai detalių sudėta ant šonų jau nudažytų. Šiek tiek buvo liūdna iš tikrųjų dažyti tas detalės, nes labai gražiai atrodė, kad jos buvo nedažytos, tos metalinės. Atrodo savotiškos šarmo suteikė tam laivui. Na, bet laivas turi būti pabaigti galiausiai vis tiek. Tiek, labai trumpai. Čia CV6. Ir jeigu vis dar žiūrite, tai paspausti patinka, parašykite komentarą. Labai laukiu atsiliepimų, padarimų. Ačiū ir iki.